Pradėsime praktiką žemyn žiūrinčių šuns pozicijoje. Įkvėpimo dešinė koja į viršų, iškvėpimo pečia į priekį ir kelias prie kairės alkūnės. Įkvėpimo į viršų, iškvėpimo dešinė alkūnė. Įkvėpiu giliai, ištiesiu koją, iškvėpimu kelias prie nosies į centrą, įkvėpiu į viršų, iškvėpiu kairė alkūnė. Ir taip kartoju. Įkvėpiu, ištiesiu koją kiek įmanoma aukščiau, iškvėpimu dešinė alkūnė, įkvėpiu, iškvėpiu centras. Taip judu su stiprybe ir meile sau. Visas kūnas stiprus. Įkvėpiu koją į viršų, iškvėpimu nuleidžiu koją, įkvėpimu kitą koją į viršų, iškvėpimu kairė alkūnė, įkvėpiu į viršų, iškvėpiu dešinė alkūnė, įkvėpiu, ištempiu koją kiek įmanoma aukščiau, iškvėpiu į centrą ir taip kartoju. Visus rankų pirštus laikau ant kilimėlių, stengiuosi jų nekelti nuo kilimėlių praktikos metu ir giliai kvėpuoju, judu su kvėpavimu. Įkvėpiu į viršų, ištempiu koją, iškvėpimu, sugrįžtu į žemyn žiūrintį šunį. Ir į lentos poziciją pasiridenu ant vieno šono ir galima kojas laikyti sukryžiuotas, galima pėdą ant pėdos arba pėdą ant kelio. Ir pažengus jų poziciją, jeigu norisi, suimu už kojų didžiau pirštų ir ištempiu koją į viršų. Pasirenkame savo malonią poziciją. Ir tada nusileidžiu iškvėpimu, pasiridinu ant kitų šonų, pasilieku čia, kojų sukryžiuotos, arba koja ant kojos, balansui, arba tokia medžio pozicija, arba ištempiu koją į viršų. Porą kvėpavimų. Iškvėpimu sugrįžtu į lentos poziciją, į centrą, tada įkvėpiu iškvėpimu kelią į krūtinį ant kilimėlių ir įkvėpiu į kobrą. Išsitempiu, iškvėpimu žemyn žiūrintį šunį. Giliai kvėpuoju, čia pailsiu. Atpalaiduoju kaklą. Tada nusileidžiu ant alkūnių, į lentos poziciją ant alkūnių. Galima sunerti rankų pirštus arba delnus padėti ant kilimėlių. Įkvėpimu, jeigu norisi, pakeliu vieną koją į viršų. Ir tada kitą koją į viršų. Porą kvėpavimų. Ir nuleidžiu. Tada pailsiu. Vaiko pozicijoje nuleidžiu kaktą ant kilimėlių, atpalaiduoju nugarą, galvą, rankas, atpalaiduoju. Pasiimu energiją iš žemės. Dabar atsisėsime ant kilimėlių, pasiruoškime laivelio pozicijai, aktyvus laivelis. Judėsime su kvėpavimu, įkvėpimu kojos į viršų, kojos sulenktos, tada nusileidžiu į žemesnį laivelį, kai ištiesiu kojas. Galima įkvėpti žemesnėme laivelyje ir iškvėpti, kai susigūžiu į centrą. Įkvėpiu, iškvėpiu, sulenkiu kojas. Ir dabar pasisuksime į dešinę ir į kairę. Tai įkvėpimu į centrą, iškvėpimu į vieną pusę pasisuku, ištiesiu kojas. Įkvėpiu į centrą, iškvėpiu į kitą pusę,
Tai kai mes centre, kojos sulenktos, o kai pasisukame, kojos išsitiestos. Ir pasiliekame vienoje pusėje, porą kvėpavimų, tada į centrą ir į kitą pusę porą kvėpavimų. Tvirtinu visą kūną. Ištiesiu kojas ir paščimotanasanos pozicija, įkvėpimu rankos į viršų, iškvėpimu pasilenkiu, iki kol jaučiu tempimą. Galima pasilikti aukščiau arba nusileisti žemiau, jeigu nejaučiam tempimo. Čia stengiuosi visiškai nejudėti. Pasirenku tokią poziciją, kuri man maloni, nejaučiu per daug skausmo ir visiškai nejudu. Susitelkiu į kvėpavimą. Lėtai ramiai kvėpuoju. Atpalaiduoju kūną. Atpalaiduoju raumenis, kuriuose jaučiu tempimą. Sekančiu įkvėpimu pakylu ir atsigulsime ant kilimėlio. Pasiruoškime tiltelio pozicijai, kojos sulenktos iki kol galiu kulnis paliesti rankų pirštais, mūsų pėdos klubų plotyje ir įkvėpimu pakylu į tiltelį. Delnus galima laikyti ant kilimėlių padėtus arba rankas suneriame rankų pirštus. Lėtai kvėpuoju. Iškvėpimu lėtai nuleidžiu nugarą ant kilimėlio, išlaisvinu rankas. Tada įkvėpimu sulenkiu kairę koją ir padedu kulkšnį ant dešinio kelio. Rankomis sukabinu už dešinės kojos arba dešinės šlaunies. Kairį kelį pastumiu šiek tiek nuo savęs, kad jausčiau tempimą klube. Atpalaiduoju kojas ir jas perkeičiu. Suimu už kairės kojos arba šlaunies. Patempiu dešinį kelį nuo savęs šiek tiek. Kvėpuoju į klubą. Kvėpuoju ramybę ir meilę. Ir iškvėpimu išlaisvinu kojas. Ir paimu už didžiųjų kojos pirštų į laimingų kūdikių poziciją. Galima taip pat suimti už šlaunų. Jeigu neišeina suimti už kojų pirštų, suimu už šlaunų. Atpalaiduoju klubus, kvėpuoju. Ir iškvėpimu išlaisvinu kojas. Ištiesiu jas į šavasanos poziciją. Kojų pirštai į šalis, delnai žiūri į dangų. Atpalaiduoju abi kojas, rankas. Atpalaiduoju visą pilvą, krūtinę ir širdį. Jaučiu meilę ir šilumą krūtinės srityje. Atpalaiduoju visą nugarą, jaučiu šilumą stubure. Gydomoji energija stubure. Atpalaiduoju kaklą, gerklę, visą veidą ir galvą. Atpalaiduoju protą, paleidžiu mintis. Tada sulenkiu kojas, pasiridinu ant dešinių šonų. Ir įkvėpimu lėtai atsikeliu, atsisėdu sukryžiuotų kojų padėtyje. Ir čia susitelkiu į kvėpavimą. Jaučiu įkvėpimą ir iškvėpimą. Bandau pajausti oro tėkmę. Ir ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu patiko video, prenumeruokite žemiau, spauskite patinka. Ate.